1982 metais, 81 pabaigoje, teisingiau, mes pradėjome su amžinatilsį režisieriumi Raimondu Vabalu filmą Skrydis per Atlantą. Jis tada pakvietė mane vaidinti tą filmą ir šiek tiek noriu prisiminti tą aplinką. O aplinka buvo, pasakyčiau, dabar labai keista. Kas yra mano amžiaus ir vyresni, tikrai turbūt atsimenat, o jaunimas iš vis, kurio aš dabar visai beveik nepamatau ir labai gaila šioj salėje. Labai gaila. Vien matau pagyvenusius ir mano amžiaus žmonės. Yra užmiršę ir turbūt didžiausia klaida yra mūsų pačių, kad čia jaunimo yra tiek mažai. Klaida, kurioje mes turbūt ir prarasime savo ateities kartas ir nutrauksim visai šaknis. Tais 82 metais vienas berniukas pribėgo prie manęs ir paklausė, o kas buvo Dariaus ir Girėno žmona? Man tada taip pagalvojau, nu, dar vaikinas, dar santvarka tokia, dar nelabai viską žino. O prisiminus tuos laikus, Raimondas Vabalas niekada nebūtų pastatęs šito filmo, jeigu nebūtų buvus pašovimo vestė. Tai garantuoju 100%, todėl kad jis pats važiavo su kino studijos tuometiniu direktoriumi į Maskvą ir aukščiausiam Goskino bosui aiškino, kad čia fašistai pašovė lietuvius, kad čia taip ir taip, visa šita katastrofa. Ir dėl šito scenarijaus pabaigos Maskva kaip ir sutiko ir netgi dalinai finansavo šitą filmą. Jeigu ne, kaip sakant, jeigu ne toks scenarijaus pokalbis, turbūt šito filmo ir ne. Aišku, tada filmas sukėlė labai didelį ažiotažą. Tai buvo savotiškas lietuvių protestas prieš esančią tuometinę santvarką. Ir tai buvo visiems šventas dalykas. Praėjus 30 metų, prieš 2 metus, man labai atsitiktinai, aš turėjau padovanotą Petro Jurgėlos knygą, autentišką. Man ta knyga užkliuvo, aš vėl norėjau prisiminti Dariaus ir Girėno istoriją ir prieš 2 metus man kilo idėja truputėlį panagrinėti giliau, kadangi Lietuvos kinematografe yra tik 2 beveik filmai, skyrus, atsiprašau, ponas Čiapa, iš jūsų nežinau, ta prasme, nesu matęs kitų filmų. Bet iš tikrųjų yra labai mažai apie jų asmenybės, apie jų siekius ir visą kitą gyvenimą yra beveik nekalbėta. Skyrus į katastrofos tas priežastis, tuo labiau mane viliojo Dariaus. Ji kaip magnetu pradėjo mane traukti, kalbėdama, pasakodama tarp eilučių, neišrašytų Dariaus dienoraštyje. Ką jisai jautė iš tikrųjų? Koks keistas paradoksas. Dariaus dienoraštis, pradžia, kada jis pradėjo minėti, pasakoti apie Pirmą pasaulinį karą Prancūzijoje, Belgijoje. Kiek jis daug rašo, jo emocijos, liejasi per kraštus. Ir kuo tolyn eina iki 33 metų Liepos mėnesio, tuo dienoraštis asketiškėja, išnyksta visiškai daug eilučių, atsiranda nuogi faktai. Labai įdomus, ta prasme, toksai požiūris žmogaus keičiasi. Pradžioj impulsyvas didžiulis, jausmai. Ir vis asketiškėja, blanksta. Ir pabaigoj tai lieka keletas eilučių. Buvo pas Kalvaitį, susitarėm dėl to ir to. Buvom gegužiniai, susitikau pianistę, pasišnekėjom, buvo labai gražu. Buvom pas tą. Faktai. Tai man irgi sukėlė tokių daug minčių pamastyti ir tiesiog panagrinėti jų biografijas. Kas tai buvo per žmonės? Kam jie darė visą šitą skrydį. Ir pagalvojau labai paprastą dalyką, kad tai galima būtų realizuoti. Bet prasideda didysis bet. Istorija kartojasi, kaip aš sakau. Tiek ir 30
metais Amerikoje, tiek ir čia Lietuvoje, tiek ir dabartiniai Lietuvoje, biurokratai nesikeičia. Jie kokie buvo, jie tokie ir liko. Ir netgi aršesni pasidarė. Ir kas baisiausia, kai tik palieti bet kokią patriotinę temą, tai biurokratas užsidaro momentaliai. Ir ne tik, kad užsidaro, dar už tų durų pastato tokius spyglius. Kad tik gink Dieve neprilyst prie manęs. Nereikia, man šito nereikia. Aš nenoriu pradėti mąstyti kaip asmenybė. Ir čia man pasidaro baisu. Kalbant ir apie dabartinę valdžią. Todėl, kad ne viena institucija, išskyrus kultūros rėmimo fondą, iš valdiškų organizacijų kol kas nedavė filmui nė kapeikos. Aš juokauju, nė kapeikos. Todėl, kad ant tiek tai yra viskas, kaip sakyt, aš nenoriu skūstis, bet daryti reikia. Aš negaliu jau, todėl, kad ant tiek viduje yra prisirpę, man pasidarė pyktis. Ir aš puikiai suprantu Steponą Darių, kada 27 metais, kai atsibodo jam visa šita rutina, kada atsibodo jam šita visa biurokratija ir ta visa valdžios, tas visas aparatas, jis pjovė ir išskrido, išvažiavo į šitą, išplaukė į Ameriką, tam, kad atkeršyti Lietuvai. Gerąją tą žodžio prasme atkeršyti. Kad parodyti, kad yra vis tik asmenybės ir asmenybė Lietuvoje kažką tai gali.